vis juokavo, kad mes, reiškia, ekstrasensai ir taip toliau, bet iš tikrųjų, kas praktikuoja bhakti jogą, šiek tiek pradam matyti tam tikrus reiškinius. Tai va, ir praanalizavus tą situaciją galim pamatyti, kad Šiauliai ypatinga zona, reiškia, kaip čia pasakyti, kaip yra toksai vedinis, kaip ryčia tokia istorija, kaip reiškia, sako, vienas žmogus ten skundėsi, kad skurdžiai gyvena, reiškia, kad sunku jam. Ir jam vienas išminčius pasakė, sako, tavo namuose yra lobis, tavo sodė, tai jį atkasti. Tai va, tas procesas toks yra, reiškia, mes ieškom lobių, dvasinių lobių, kurie praturtins mus. Mes paskaitysim vieną iš tokių lobynų. Čia labai gera tradicija tokia, Bhagavad Gitą skaityti. Aiškiai papasakot apie Bhagavad Gitą. Bhagavad Gita tai yra Bhagavano giesmė. Gita reiškia giesmė, lietuviškas vardas, tai yra populiarus Gita. Gita tai reiškia sanskritų kalba giesmė, o Bhagavanas tai yra vienas iš Dievo apibūdinimų, kuris yra lyg, kaip sakyti, ne vienoj srity niekas jo negali pranokti. Bhagavanas tai yra pats turtingiausias, gražiausias, stipriausias, išmintingiausias, šlovingiausias ir taip toliau. Todėl vienas iš Dievo apibūdinimų yra Bhagavanas. Čia yra, Bhagavad Gita yra Bhagavano giesmė, tai yra, kaip sakyti, išoriškai tai lyg tai pokalbis Krišnos su Arjuna. Arjuna pakliuvo į tokią dilemą, kaip sakyti, gyvenime dauguma sprendžia dilemas kažkokias, kaip sako Hamletas, ten yra būti ar nebūti ir taip toliau. Kiekvienam žingsnėje turim kažkokį sprendimą priimti, kaip pasielgti, kaip geriau elgtis, kad būtų geresnis rezultatas. Šiuo atveju Arjuna, jisai susidūrė su tokia problema, kaip ir iš vienos pusės jis kovojo prieš neteisybę, prieš taip vadinamas demoniškos jėgos, tai reiškia tie, kurie gali būti gražus, kaip sakyti, su kaklaraiščiais, bet jie kovoja prieš Dievą, jie nepripažįsta Dievo ir dažniausiai jie skaito, kad mes tapsim patys dievais. O išoriškai gali nesiskaiti. Vienaip ar kitaip, Arjuna kovojo su demoniškom jėgom, bet, reiškia, toksai pagal Dievo planą, reiškia, jį apėmė lyg tai iliuzija ir jisai pasimetė prieš karą, nužvelgė priešininkų kariuomenę ir, kaip sakyti, susvyravo viduje. Pagalvoju, kaip dabar aš čia kariausiu, čia mano mokytojai, reiškia, čia mano giminaičiai, kažkokie pusbroliai, kaip sakyti, tolimos giminės, artimos giminės. Ir čia tokia, kaip, sakoma, kad visi žmonės to siekia gyventi tarp giminių, su kažkuo dalintis džiaugsmais, laimėm, nelaimėm. Ir Arjuna, žodžiu, kaip ir susidūrė su kliūtimis, vykdydavo savo pareigas. Ten labai daug politinių intrigų prieš tai vyko ir irgi sakoma, kad nebereikalo ten Mahabharata atsirado. Būtent ta visa istorija, nes šiais laikais žmonės nelabai domisi dvasiškumu, bet domisi politika, domisi intrigom, kas ką ten įsimylėjo, kas ką ten apkalbėjo, labai įdomu tos temos. Ir čia labai daug intrigų, prieš tai vyko įžeidinėjimai, ten, žodžiu, ego ten kovos ir taip toliau. Ir žmonėms tai įdomu yra. Ir pačioje kulminacijoje, kai viskas įsirutuliojo jau net į mūšį, tos intrigos peraugo į mūšį, čia irgi daug labai pamokų iš to, prasme, kad jeigu mes netinkamai bendraujam, pavyzdžiui, tarpusavyje,
negerbėm vienus kito, ten nemylime ir taip toliau. Tada prasideda ego kova, tada, reiškia, jinai perauga į kažkokius iš pradžių žodinius žinėjimus į kivirčius, paskui ten pradeda dar kažkaip tai kovoti žmonės šeimose ar tarp kažkokių valstybių netgi tai vyksta. Ir po to perauga į karą dažnai tie dalykai. Va, tai aišku daug kam įdomu, politinės intrigos ir asmeninės intrigos ir visų tų intrigų kulminacijoje Ardžuna pasimetė, nebežinojo, ką jam daryti, ar vykdyti savo pareigą ar ne, ar geriau atsižadėti ir žodžiu, kai visas dėmesys viso pasaulio, kaip sako vos ne, nes tuo metu Indija buvo lyg pasaulio dėmesio centre, nes galingiausia Moldovai, ten gyveno civilizacija arijų. Va, ir žodžiu, tuo kulminacijoje Krišna papasakoja Bhagavad Gita, tai yra mokslą apie savęs pažinimą, apie Dievą, apie mūsų tarpusavio santykius. Va, ir nes tai yra, Krišna nusprendė, kad tokiu būdu išgirs žmonės. Panašiai net ir darė mūsų mokytas Šrila Prabhupada. Jisai pamatė, kad Indija turi didžiausius lobynus, dvasiniai turtai, kurie gali spręsti tiek kiekvieno žmogaus problemas, tiek visos žmonijos problemas. Bet Indija nebesidomėjo tuo metu, jas užbūrė, reiškia, vakarų civilizacija ir nebesidomėjo dvasiškumu. Ir tada Prabhupada gudriai padarė, vykdydamas, aišku, savo netgi mokytojų prašymą. Jisai nuvažiavo į vakarus, kur visi medituoja, visos tai vadinamos trečios šalys ir visi kiti pavydė Amerikai, medituoja ją ir pradėjo atvertinėti žmonės, kaip sako, į dvasiškumą, nukreipinėti. Ir tokiu būdu jisai pasiekė sėkmę. Tai va, Krišna taip pat papasako Bhagavad Gita, mokslą apie sielą, apie tikrąjį aš. Ir pasirodo, kad tai yra reikalinga mums kaip maistas kūnui, sielai maistas. Nes čia jau daug kas girdėjo, aišku, tą pavyzdį, keistai labai atrodė žmogus, kuris nusipirkęs kažkokį automobilį, prižiūrės, dailins, šveis, kapalus keis, bet pats pamirš pavalgyti. Tai sekso jėgos ir, kaip sako, gal galėjau net ir tą kūno mašiną nebegali vairuoti žmogus. Ir toks yra tekstas, gal atgytų labai įdomus, jis man sudomino, nes pastebėjau, kad man pačiam tai labai aktualu, tai galbūt ir kažkam kitiems naudos bus. Koks skyrius, koks tekstas? Čia, aišku, yra tekstas, skyrius yra Dhyana yoga, tai yra Krišna aprašo, daug ką Krišna mini Bhagavad Gitoje, daug procesų, karma yoga, taip pat aprašo tas jau senovinė klasikinė aštanga yoga, mechaninės meditacijos praktika ir taip toliau. Bet tie jogos principai, jie naudingi labai yra, todėl verta labai juos pastudijuoti. Nes čia kalbama apie daug dalykų, apie protų suvaldymą. Taip pat šiame tekste mes tai paskaitysim, kalbama apie reguliuotą gyvenimo būdą. Mes, pavyzdžiui, skaitomasi, kad praktikuojam bhakti jogą arba Krišnos sąmonės procesą. Ir daug kas, tokie jau išminčiai suranda kitų apibūdinimų to proceso. Šiaip vertimas bhakti joga tai meilės ir atsidavimo tarnystė Dievui, reiškia, tokia labai išaukštintai lyg tai skamba, aukštas lygis. Bet dar kiti vadina tai budi joga, tai yra intelekto joga, kai mes panaudojam savo intelektą žmogaus tobulėjimui, reiškia. O dar kiti sako, kad Krišnos sąmonė tai yra aukso vidurys, reguliuotas gyvenimo būdas. Va. Ir dauguma kančių prasideda, kai mes nukrypstam kur nors, todėl paskaitysim
paskaitysim tekstuką. Taip. 17 tekstas iš 6 Bhagavad Gitos skyriaus. Tai reikia pašlovinti. Prieš, reiškia, mes tokią mantrą pagėdam, reiškia, kad pašlovinti ir išreikšti pagarbą aukščiausiam Dievo asmeniui. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iš gal pradžių paskaitysiu sanskritą, labai palankios vibracijos irgi gali tiesiog pasimastyti. Yuktahara viharasya, yukta čishtasya karmašu, yukta svapnava bodhasya, yogo bhavati dukkaha. Vertimas. Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas jogos sistemą, gali numaldyti materialias kančias. Komentaras. Nesaikingas miego, valgymo, gynimosi ir poravimosi kūno poreikių tenkinimas gali sustabdyti jogos praktikos pažangą. O dėl mitybos, tai ją galima reguliuoti tik tuomet, kai valgoma prasadam, pašventintas maistas. Pasak Bhagavad Gitos 9.26. Viešpačiui Krišnai aukojamos daržovės, vaisiai, gėlės, grūdai, pienas ir taip toliau. Vadinasi, žmogus Krišnos sąmonėje savaime įpranta nevalgyti maisto, kuris žmogui neskirtas. Tai yra to maisto, kuris nepriklauso dorybės kategorijai. O dėl miego galima pasakyti tiek, kad Krišna įsisąmonės žmogus visada pasiruošęs atlikti savo pareigas Krišnos sąmonėje, todėl kiekviena tuščiai pramiegota minutė didžiulis praradimas. Avyarta kalatvam. Krišna įsisąmonės žmogus nenori praleisti nė akimirkos, jam netarnaudamas, todėl miegą jis riboja iki minimumo. Tokio žmogaus idealas Šrila Rupa Gosvamis, kuris kiekvieną gyvenimo akimirką tarnavo Krišnai ir miegojo neilgiau 2 valandų per parą, o kartais dar mažiau. Takura Haridasa neliesdavo prasadom, tai yra maisto, ir nesumerkdavo akių tol, kol nepakartodavo maldos karolės dienos normos. 300 000 kartų neištardavo švento vardo. O dėl darbo, tai Krišna įsisąmonės žmogus nedaro to, kas nėra susijęs su Krišnos interesais. Jo veikla atitinka šventraščių nurodymus ir nieko bendro neturi su jūsiniu pasitenkinimu. Kadangi jam nėra jūsinio pasitenkinimo problemos, tai laisvalaikis materialia prasme jam nereikalingas. Jis žino saiką kalbėti, dirbti, miegoti, būdrauti ir atlikti kitą fizinę veiklą. Todėl jam neegzistuoja materialūs vargai. Yuktahara viharasya, yukta čishtasya karmašu, yukta svapnava bodhasya, yogo bhavati dukkaha. Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas jogos sistemą gali numaldyti materialias kančias. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tai čia skaitom tokią įdomią temą. Čia aišku labai aprašytas aukštas lygis, bet, kaip sakant, net mes jeigu nesam tokiam lygyje arba nestatom savo dar šiuo metu tokių
aukštų standartų ir išaukštinti tokių tikslų, vis tiek labai daug ką galim pasimokyti iš to teksto, jeigu, kaip sako, giliau analizuoti jį. Nes reguliuotas gyvenimo būdas tai yra, kaip čia minima, gali numaldyti materialias kančias. Šventraščiai rašo ir, reiškia, jau net nereikia labai didelių, kaip sako, kaip čia jau išminčių labai didelių būti, kad pastebėti tas kančias. Sakoma, kad yra 3 rūšių kančios, kurios vis tik tai persekioja mus. Tai yra adjatmika kančios, tai yra kančios dėl kūno, ten ligos visokios, proto neramumai, iš ko kyla ligos. Va, paskui antibhautika kančios, tai yra kančios, kurias sukelia kitos gyvos būtybės. Ten uodai visokie, gyvatės kandžiojasi, paskui ten kažkam ten, kaip sako, užpakalį įduria koks nors karvė, ar kas ten, ar bulis, ir taip toliau, daug labai tokių kančių gali būti, ne? Šuo įkanda, ir taip toliau. Kitos gyvos būtybės kartais įžeidžia kažkas mūsų, ne? Arba prikulia, jeigu ypač įtaria, kad pinigų turim po tilto, ne? Einam savo, kažkas prikulia, tai yra daug būna gyvų būtybių sukeliamų kančių, jau nekalbant įžeidinėjimai. Tas ne taip kažką pasakė, jeigu mes nepraktikuojam jogos, neišmokstam valdyti proto, tada kažkas troleibuse mus pastumė, jau mes pykstam, ten visą dieną burnojam, plaukus raunamės. Pastebėjau, dukra pas mane, tai taip maždaug trečdalį dienos verkė, ta prasme. O, aš neatnešė žurnaliuko, kažkas tai ten, pašto dėžutinimai, tai toliau vis problemos. Kiekvienas mes turim savo problemų. Mašinos, galim verkti, mašiną blogą, manau, tas turi tokią mašiną, aš neturiu, toks, kad nuolat, jeigu protas nesuvaldytas, bus problemų. Kančios. Nu ir aišku, adhidaivika kančios, tai yra visokie šalčiai, jau visur stichijos jau visokios. Tarkim, uraganai, tenais viesulai, kažkodėl Amerikoje labai daug viesulų, gal irgi kažkoks ženklas, gal kažkokia politika netinkama vykdo, bet čia aš nemanau spręsti, bet kažkas tokio įtartino yra. Tai va, bet vienaip ar kitaip nepatogumų yra daug ir nuo gamtos. Dažniausiai yra tai per šilta, tai per šalta, tai per minkšta, tai per kieta. Ir taip toliau. Vis kažkokį diskomfortą patiriam nuo aplinkos, nuo kitų gyvų būtybių. Ir net jeigu žmogus jau pasiekė dorybės lygį, kaip žinom, yra, reiškia, neišmanymų lygis, tai kai ten žmogus nešvaroje gyvena, nežinojime, neaktyvume, pasyvume tokiam ir taip toliau, jisai, kaip sako, kenčia ir dabar ir ateityje. Kenties, pavyzdžiui, aistroj, kas gyvena, tai dažnai pasiseka jam ten, jeigu tai jisai iš pradžių kažkokią palaimą jaučia iš veiklos, bet paskui nusivylimai, ten intrigos prasideda, planai žlunga ir taip toliau. Aistros stichija, o kas dorybėj gyvena, tai kaip sako, pradžioj gal biškį asketiškiau gyvena, bet po to pradeda jausti vis, kuo toliau, tuo labiau pradeda jausti laimę. Tai va, tai kas pasiekė netgi dorybę, žmogus vis tiek patirs neišvengiamas kančias, tai yra jau kai gimsta žmogus, kankinasi, senatvėje problema yra, daugumas susiduria, ligos ir mirtis, aišku, šokas. Kuo daugiau prisirišimų turėjom, tuo didesnis šokas bus. Tai kad kančios neišvengiamos, aišku, jas nereikia per daug medituoti, nes čia bus kraštutinumas. Čia jau nebus pagal šitą principą, bet reikia žinoti jas. Va, ir jeigu tinkamai žvelgiame į, kaip sako, į gyvenimą, tada tos kančios, jos gali sumažėti dėka šitos išminties. Šiaip Bhagavad Gitoj daug kur Krišna užsimena apie subalansuotą gyvenimą, daugybė vietų apie reguliuotą gyvenimo būdą ir taip toliau, nes tai yra tikrai svarbu išmokti. Tai va, ir žodžiu, čia tokie dalykai paminėti,
konkretus, pavyzdžiui, maistas. Jeigu nėra ką valgyti, badauja žmonės, matom, ten miršta net iš bado kitur Afrikoje. Čia tarp kitko irgi vienas iš argumentų, net to, kur vegetarizmas palanku jau nekalbant, kad ten ekologiškai, ten, reiškia, kaip sakyti, mėsą labai teršia ten gamtą, ten šiluminį efektą sukūrė ir taip toliau. Ten net neekonomiškai iš hektarų, jeigu paskaičiuoti ten, tu paskaityti visi ten tam knygoje. Gali priminti trumpai, reiškia, kad, tarkim, jeigu iš hektaro prisodini hektarę, tenais visokių daržovikių, grūdukų ir taip toliau, kažkokių vaiskrūmių, dar kažko, tai ten gali prasimaitinti praktiškai 20 žmonių. Iš hektaro, jo, maždaug. O jeigu grūdus sušeri gyvuliams ir po to valgai mėsą, tada tokie 3-4 žmonės. Ir iš moralinės pusės pažiūrėjus ten Afrikoje kažkur miršta iš bado vaikai, o gyvulių fermose netrūksta grūdų. Tada toks irgi keisti reiškiniai. Tai va, o dėl to žmonės kartais priverstinai jau neturi ką valgyti. Bet jeigu mes savo norų irgi per mažai valgysim, tai irgi nebūsim sveiki. Reikia valgyti tiek, kad sveikai gyventi, kad, kaip sakau, palaikyti sveikatų psichiką ir kūną, sielą, kad kūne galėtų tobulėti, kaip sakau. Tai paskui per daug, kai valgom, tai žinom, kas darosi. Nesuvirškinimas, lygos tenais, miegoti reikia ilgiau, ypač vakare prisivalgai, tada jau ryte nebeatsikelsi. Tada, reiškia, praleidi patį palankiausią paros metą, reiškia, rytas labai palankus metas dvasiniam kalbinėjimui, meditacijai, apmąstymams, planų kūrimui, mokymuisi netgi. Mes jį pramiegam, nes valgom per daug. Tai va, kraštutinumai blogai. Miegas reikalingas, pavyzdžiui, kad, čia aišku, čia aprašytas iš viso, čia idealių žmonių, kurie pasinėrė į dvasinę veiklą, jiems, kaip sakom, nėra kada miegoti, kaip sakyti, labai jaučia jie skonį iš dvasinio gyvenimo. Bet tokių reiškinių mes matom net ir tarp mūsų, daleiskim, vaikai. Iš vienos pusės, jie miega, bet jeigu jam įdomus gyvenimas, jeigu jisai, laimingai gyvena, jisai prabudęs šoka iš lovos ir bėga tenais. Ten nori žaisti, ten ar žiūrėti filmuką, ten ar žaisti kažkokiu, jeigu žino, kad kažką gaus, tai iš viso jis ten šoka iš lovos, tik prabudo ir bėga. Ten čia reiškia žmogus susidomėjęs gyvenimu. O dvasinis gyvenimas, sako, dar didesnis malonumas, sako, net, pavyzdžiui, jau transcendentalistai, viena iš jų rūšis tokia yra, tie, kurie siekia išsivadavimo. Jie pamato, kad čia problemos tam pasaulyje, kančios, reiškia, šilta, šalta prieštaravimai, visi tie priešybės ir jie paskui realizuoja, kad reikia išsivaduoti. Tai sako, tie, kurie tokį išsivadavimą pasiekia, jau liktai jie kažkokį, pastoviai palaimai, bet kurie, reiškia, meilę Dievui išvysto, tai sako, ta išsivadavimo palaima jiems kaip lašas, reiškia, kaip lašas vandens prieš vandenyną palyginimus. Tai va, tai žodžiu, miegas, darbas, tai jau čia tikrai matom, kad žmonės dabar šiais laikais labai sunkiai dirba ir dėl to, tikrai patiria diskomfortą, praranda daug fizinės energijos, psichinės energijos, paskui reikia atsistatinėti, reikia intoxikacijas vartoti, kaip klausia kartais baktų. Sako, kaip jūs atsipalaiduojate? Taigi čia paskutinis aktualus dalykas, nes žmonėms reikia, kai išsenki, pavargsti, tai tada reikia atsipalaiduoti. O baktai sako, mes tiesiog neįsitempėm. Neprarandi tos energijos be reikalo, nešvaistai jos. Ir tada nereikia vaikščioti į barus, kaip sakant, ten stoparikų tų ragauti. Užtenka to proceso, kaip sakant. Tai va, taigi, atsipalaidavimas, miegas, darbas, standartus, reiškia, visa aplinka mums kelia standartus materialios veiklos, reiškia, skatina materialiai veiklai, kuo daugiau.
kuo daugiau pinigų reikėtų turėti, kad turėtum ne vieną mašiną, ten 3, pavyzdžiui, arba ten ne kažkokį tai namuką, bet reikia vilą turėti, rodo pastoviai per televiziją. Ir praktiškai Amerikoje tai jau sako pagrindinis kriterijus, kiek tu uždirbi pinigų. Net nesvarbu, kiek tu ten, ar tu ten šeimą dar net turi, pavyzdžiui, pas mus tai, ačiū Dievui, dar likus ta tokia, kad žmonės, sako, reiškia, turi šeimą kažkokią, arba harmonijoje gyvena, meilė su draugais, su artimaisiais, reiškia, tai tada jisai laimę jaučia iš to, čia yra faktas. Bet ten jau, kaip sakyt, įvestas standartas, kad pinigai svarbiausia, o paskui jau ten visą kitą galim dasipirkti. Tai va, čia kraštutinumai yra. Ir šitie visi kraštutinumai kelia kančias mums. Sportas, pavyzdžiui. Sportas, iš esmės sportas nesveika. Bet kūno kultūra, nueiti ten biškai sportuoti, atstatyti kūną, reiškia, pratimus kažkokius atlikti, bet pažiūrėkime į sportininkus. Ar ten klausimas, ar ten kažkas iš jų, kaip sakai, sveikas, kad ir tą patį Sabonį pažiūrėti. Toks, kad suvarė sveikatą žmogus. Aišku, žvaigždė, ten pinigų krūvos, viskas tvarkoja, bet sveikata vyra. Ir tas pas visiems. Čia turime minti didį sportą. Didį sportą. Bet truputėlį sportuoti yra labai gerai. Visiškai nesportuoti yra blogai. Mes degraduojam, reiškia, silpni pasidarom ir nevirškin pradeda ir taip toliau. Deguonies negauna organizmą, ten daug procesų, sportininkai, čia daug sportininkų žinau. Tai reiškia, žino visi. Va. O toks, reiškia, viduriukas, net sportė, pažiūrėjau, jau yra liuks. Ir daugybė gyvenimo sričių tokių yra. Netgi kažkokiam tai socialinėje veikloje galima pastebėti, kad daug kur mes galim ką pakoreguoti. Pavyzdžiui, bendravimas. Daugybė yra kraštutinumų. Pavyzdžiui, vieni visai linkę užsidaryti tenais ir sėdi ir su nieko nebendrauja. Bet to yra minusas, kad nebendraudamas žmogus ir nebendradarbiaudamas su kitais, jisai neturi galimybės apsišlifuoti savo ego, reiškia, neišmoksta bendradarbiauti, ten gal kažkur save reikia savo interesų atsisakyti, kažkur reikia paminti savo ego, reiškia, pavydą, gal kažkur prispausti reikia intelektų ir taip toliau. Bendraujant su kitais žmonėmis, bendradarbiaujant, reikia to išmokti. Antraip, net už tai ir sako kažkur čia Bhagavad Gitoje, Prabhupada komentarė, man tada sako, ir net paaiškinant priežastį, dėl ko kyla tos visos teorijos ir filosofijos. Pavyzdžiui, kai žmogus vien tik tai kenčia gyvendamas, tai tada viduje jisai, jam kyla polinkis į tuštumos filosofiją, budizmas ir panašus dalykai. Tai kad prisikenčia tiek, kad jau jam viskas. Ir tada jis galvoja, kad tai tikriausiai absoliutas, tas ten jau tobulumas yra tuštuma, egzistencijos nebuvimas ir taip toliau. Paskui, kurie prisikenčia žmonės nuo bendravimo blogo, nuo tų pačių žinėjimų, gal ar kažko tai. Nuo asmeninių santykių. Jo, asmeninių santykių, kurie netneša laimės vien kančia. Ir žiūri su tuo blogai. Ir jeigu nemoka bendrauti žmogus, nes netinkama sąmonė bendrauja, tai vien kančius. Ir tada pradeda galvoti, viskas tikriausiai, jau galų gale absoliutas yra besmenis ir mes visi tikriausiai besmeniai esame jau tokia teorija, personalizmo teorija, nes žmogus nemato laimės iš bendravimo. Tai čia mes kalbėjom apie bendravimą, labai daug gerų dalykų. Tai bendrauti irgi reikia ne per mažai, bet, pavyzdžiui, tas, kas labai neramaus proto, pavyzdžiui, vien sėdi minioja tenais ir pletkavoja, ten dar kažką tai daro, netinkamai ypač bendrauja, jam daug, reiškia, galima, kaip sakyti, mokytojai rekomenduoja, gal jam reikia kartais vienatvėj pabūt, susikoncentruoti, pramedituoti, kažką tai savo gyvenimo prasme apmastyti.
Va, nes tas vien tik tai kraštutinumas kitas, kaip sako, vien tik buvimas minioje irgi jisai nebus į naudą. Taip, žodžiu, reikia stengtis reguliuoti gyvenimą. Tada materialios kančios mažės. Ir galų gale būsim palaimai. Pavyzdžiui, irgi dar toksai vienas iš patarimų yra šventraščiuose. Reiškia, žmonės mėtosi į kraštutinumus. Pavyzdžiui, vieni, reiškia, tarnauja kažkokiems visuomenės tradicijoms, standartams, šventraščių nurodymams, netgi galima tarnauti. Bet jeigu tai darom per daug, tai, ta prasme, vien dėl jų pačių. Žmogus pamiršta tikslą, dėl ko visi tie taisyklės, kažkokios tai reguliacijos ir taip toliau. Jeigu pamirštam tikslą ir tiesiog ten tradicijų kažkokių laikomės, pavyzdžiui, tai tada, kaip sakyt, kraštutinumas yra. Ir taip pat kitas kraštutinumas visiškai ignoruoti bet kokius, kaip sako, geras tradicijas, gerus įpročius žmonių ten ir taip toliau. Aukso viduriukas. Ir tada žmogus numalšina materialias kančias. Tai visumoje materialių kančių sumažinimas yra savęs apribojimas. Arba kaip tik atskleidimų, kaip čia, jo, kažkuriais atvejais reikia atsiriboti nuo tai, kas pavojinga, kas nenaudinga, kas atneša žalą, bet kartais reikia kažką priimti mums, kaip tik pozityviai, net tas metodas ir yra, toksai sako, kaip rusų patarlė, ne trikacija, a privlekacija geriau. Tai yra, tiesiog turim žavėtis aukštesniais dalykais ir tai, sakoma, būtent pagrindinė potencija žmogaus gyvybės formos, reiškia, kad mes turim intelektą, sakau, su ko galime visus ir pasveikinti, mes gavom žmogaus gyvybės formą. Kitos gyvos būtybės, kitose gyvybės formose jau žmogus įspraustas gyvo būtybės. Gyvo būtybė įsprausta į rėmus ir jinai negali keisti savo prigimties, pavyzdžiui, šuojas tai visą laiką ten bus toksai saugos namus ir los, kaip sakoma, žmonių ten ir visi kiti gyvūnai, jie veikia pagal savo prigimtį, jie labai sąlygoti yra. Bet žmogus, jisai gali keistis. Jeigu pakeičia mentalitetą, nesako, ta mūsų karma dažnai yra, kad mums įspraustas, mes dėl praeities gyvenimų veiklos, kažkokio nuodėmingos veiklos susikūrėm tam tikrus stereotipus, mąstymą ir dabar kankinamės to prasme. Iš jų visam išėti yra. Tai iš to mentaliteto, ta mūsų prigimtis, kaip sako, šuniška, kaip čia galima paėkam. Ta prasme, jinai mus sąlygoja. Štai procesas, dvasinis procesas labai naudingas daugumai žmonių. Galima keisti savo prigimtį. Daug yra kitų procesų, pavyzdžiui, netgi sportuose. Sporto dėka gali keisti savo kūną, net amerikonai taip ir vadina, ne, bodybuilding. Aišku, gali keisti daug ką. Valią gali, Aušra čia sakė, jau kiek metų, kiekvieną dieną, ne, vaikšto į sporto klubą, aš taip negalėčiau, tarsi. Valią, reikia turėti valią, kad taip sportuoti. Va, ir, nes valia irgi čia, turbūt tik tai žmogui gal būdinga, aš nežinau, ar kitos gyvos būtybės turi tai. Turi? Turi, ne? O, tai va, bet vienai per kitaip, valia yra geras dalykas. Tai va, mes galim ugdyti askezių dėka. Aplamai, kuo skiriasi askezija nuo kančių kažkokių? Kančios tai yra tai, ką mes patiriam dėl savo neišmanimo. Kažko nesuprantam. Tai mes duodamas nelauktai. Nes atintojų nelaukės tavo ateina, tai yra kančia. Jo, prieš mūsų valią primesta ir mes, pavyzdžiui, kaip čia sako kiti, na, tai juokauju, šiandien badauju. Tokia ne visai tinkama išsireiškimas. Pasninkauju, reikėtų sakyti, nes badas, kai tu neturi ką valgyti, ten Afrikoje, kaip minėjau, badauja kažkas. Bet askezija tai yra, kai aš savo norų, reiškia,
šiandien nevalgysiu, pavyzdžiui, čia kiti vakar girdėjau irgi ekadašį laikosi, pavyzdžiui, gerai, nes daugam tai rekomenduojame. Va, bet, o kai nėra ką valgyti, tai čia badas. O askezė, kai mes savo norų darom kažką, tai keliamės kuo anksčiau, medituojam, reiškia, apsiribojam nuo žalą mus galinčių atnešti dalykų ar veiksmų. Čia yra askezė. Bet netgi askezija, vėl tas tekstas tinka, žmogus progresuos tada, kai jisai sureguliuos savo gyvenimą. Ta prasme, jeigu visiškai nesistengsim, mes degraduojam, net tas karatistas čia buvo Ojama, jisai sako tokią frazę, reiškia, pasakė gerą, sako, gyvenimas yra lyg tai kova prieš upės tėkmę. Kai tik nustoja irkloti, tave taip pat nuneša atgal. Jeigu visiškai neatlieki jokių askezių, degraduoji, o jeigu perlenki lazdą, tada, kaip sako, liaudiškai nuvažiuoja stogas ir tada vėl gali būti problemos. Todėl dar, reiškia, giliau žvelgiant į tą tekstą, mes jį galim pritaikyti kiekvieną savo individualiai. Mes visi esam tam tikrame lygyje. Mes, kaip sakyti, dauguma galbūt skirtingose lygiuose esam, kažkas gal panašus, kažkas skiriasi, bet tas visas, ta visa išmintis, jinai turi būti pritaikyta būtent pagal mus individualiai. Todėl šventas čia ir patarė pradžioj žmogus, reiškia, būtinai jau netgi reikia, kaip sakyti, kad būti su kažkokiu tai vyresniu ar su kažkokiu tai mokytoju, kaip ir daugumos ryčių, nueinat į klubą, ten jums iš karto patarė, reiškia, kaip sportuoti, ten kas svarbiausia, ne, kad kaip ten aiškinės, svarbiausia pradžioj poilsis, paskui mityba, paskui pratimai, ten, prioritetus. Kiek daug žinai už tikrųjų. Jiems jau paaiškino, patyrę aktikuotai sportininkai, jiems paaiškino, kaip tinkamai progresuoti. Tai taip ir čia, kiekvienam individualiai pritaikomos tos dvasinės žinios. Pavyzdžiui, jeigu mes imituodami kažką tai, arba pavydėdami kažkokiam labai dvasiškai pažengusiam žmogui pritaikysime tokius pačius standartus savo, tai tada mes net nešim naudos nei savo, nei kitiems, nes mes tada tapsim nelaimingais, reiškia, mes nesijausim, nebusim laimingi, nebusim patrauklus, irzlus tapsim, paskui pradėsim erzinti kitus ten, kaip sako, kaip ten tus, žodis, duchinti, ne? Geras žodis. Nu tai va, reiškia, kaip čia pasakyti, o čia ne keiksmažodis, ne? Tai yra, kad pradedam mes nelaimingai, paskui pradedam krauti ant kitų žmonių tą savo nesėkmę, savo tą mentalitetą blogą, to prasme, pradedam krauti ant kitų žmonių ir vietoj to, kad jam padėti kitam žmogui, mes pakenksim netgi. Todėl viską reikia pritaikyti individualiai, todėl kažkam tai gal progresas ten, kaip sakant, ten mitybą pradėti riboti, jau jam bus baisinis ten žygdarbis, kitam žmogui ten, kuris stipresnis, jam reikia daugiau. Čia kaip ta istorija yra su Hanumanu ir Voriuku. Reiškia, Hanumanas tai buvo didis viešpaties Ramos tarnas ir jisai ten labai mistinių jėgų daug turėjo, labai stiprus buvo. Ir kokia forma buvo? Jisai žmogus bežionė toks buvo. Bet Indija labai ten jau gerbiamas Hanumanas, neskaitus, jis ten nuo vaiduoklių apsaugo, jeigu kam problemą iš karto Hanumaną pasistatai ten, arba ten mantras pagėdi, ten astralai visokie dingsta. Va. Bet tokia buvo pamoka, ten jie, reiškia, Ravana toks demonas pavogė Sita Devį iš Ramačanos, kai jie gyveno miške tuo metu. Ir, žodžiu, reikėjo, kaip čia, pastatyti tiltą, žodžiu. Ten jie susirado metodą, kaip pastatyti tiltą, užrašydavo Ramos vardą, šventas vardas, reiškia, akmuo neskęsdavo, žodžiu, ten tokia mistika vyko. Ir Hanumanas, jisai buvo labai stiprus, tai griebdavo kalnus, nuskeldavo kalnus ir skrisdavo vos
leždavo ir mesdavo į vandenyną. O kitas būriukas, mažiukas, reiškia, jisai tempdavo, ką gali ten smėliukų, ten kažkokią smiltelę, kažkokią. Ir tas Hanumanas pamatė, ką tu čia maišaisi, sako, reikia greičiau čia padaryti reikalą, kaip sako. Ir tą pokalbį išgirdo Ramachandra ir jisai subarė Hanumaną, sako, man visiškai nesvarbu, kiek žmogus paneša, kaip sako, man svarbu, su kokia meilė jis tai daro ir kiek jis tai pastangų įdeda čia tame procesas visas. Tai va, mes individualiai turim pagal savo jėgas daryti ir nereiškia, kad mes, jeigu mažiau darom išoriškai, kad tai bus nesvarbu. Dar kitas pavyzdys duodamas, reiškia, apie bhakti jogus arba tie, kurie stengiasi atstatyti ryšį su Dievu, reiškia, jie kaip palyginami su įvairiais paukščiukais. Būna paukščiukai žemai skraido, ten kažkokie žvirbliukai, ten zyliukiais ten. Va, o būna realiai ten skraido, jie ten sklando viršui, kaip ir jų potencijos kitos. Bet dvasiniam procese, sako, tai ne taip jau svarbu tampa, kad kiekvieno to žmogaus patyrimas, reiškia, suvokimai kažkokie dvasiniai ir taip toliau, jie svarbus yra. Ir mes neturim pergyventi. Ir tada, kai žmogus, jisai, neimituoja kitų žmonių, jisai gyvena pagal savo prigimtį, nes, pavyzdžiui, labai įdomus vertimas, tas yra toks žodis dharma, reiškia, kaip pareiga vienas vertimas yra, bet kita reikšmė yra prigimtinės savybės, prigimtis. Kad labai svarbu žinoti savo prigimtį ir veikti pagal ją. Čia kaip panašiai sako. Kaip mes galim sužinoti? Ugnies, pavyzdžiui, prigimtis yra karštis savybės prigimtinis. Karštis ir šviesa, pavyzdžiui. O mūsų, kaip sielos jau, reiškia, jeigu mes tyram būvė, tai reiškia, mes neatsiejame Dievo dalelį ir taip toliau mes amžini, kupini palaimos ir žinojimo, čia prigimtis mūsų. Bet dabar mes padengti kūnu. Ir dabar mūsų laimė priklauso nuo šito kūno būsenos, nuo šito kūno laimės. Kiek mes tapatinam savęs to kūno, tiek ir priklauso to mūsų laimė, nuo kūno laimės. Todėl reikia siekti dorybės, kiek įmanoma. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes esame neišmanime, tai nereikia bijoti to, kad taip greitai galbūt nepasiseks nors pešų, tai galima pradėti nuo aistros, tai reiškia pradėti kažkokią veiklą, geriau vystyti kažkokių rezultatų, siekti, toks įkvėpimas bus ir taip toliau. Jeigu mes sėdim neišmanime, pavyzdžiui, ir dėjojame visą gyvenimą, kad tas blogai, kad žmogus toks nieko nepasieks. Bet aistra jį išgydytų tuo metu. Štamagūnas. Jo, štamagūnas ištrauktų. O kitam jau žmogui, kuris jau biškį aistruoja, jau biškį apdega, kaip sako, jis pavargsta nuo tų visų judėjimų, intrigų, nori jau ramybės pradės siekti kažkokių didesnių žinių, nori siekti ir taip toliau, tada jis jau dorybė ieškai, kad jisai sumažina tą šoninę veiklą, pasitenkina tuo, kas natūraliai ateina, reiškia, tokiu būdu jisai nepersidirba, kaip sakant, energijos daugiau lieka, sveikatos išsaugoja ir tada lengviau jam tobulėti. Čia dar toksai jumoras yra, man toksai, mums kilo čia mintis. Daug kas pastebi, pavyzdžiui, Bhaktus, sakau, koks jaunas jisai. Atrodo, ten paklausė, kiek metų, bet yra Šrimad Bhagavatam, yra toksai tekstas, sako, kiekvienas saulėtekis ir saulėlydis sutrumpina gyvenimus visų gyvų būtybių, išskyrus tų, kurie kalbasi apie Dievą ir nagrinėja dvasinės temas, nes tada žmogus, čia aišku, kaip mes, kaip sakyt, pajuokavom, kad dėl to bhaktai ir jauni, aišku, kad jie kalbas dvasinė temom, bet iš tikrųjų čia gaunasi, kad kažkaip žmogus pasineria į kitus dalykus, jisai nemedituoja į tą materialų purvą, visas problemas, tas kuo mažiau. Nes reikia galbūt spręsti, žinoti, ten pareigas atlikti, bet jeigu mes
į amžinus dalykus, kurie virš materijos, jeigu mes į juos medituojam daugiau, pradam skonį tam iš to jausti, tada kažkaip tai susitvarko tie visi išoriniai dalykai, kaip sako, kaip apie tą baimę. Čia kaip tokia istorija, aš nežinau, gal ne visi girdėjo, aš papasakosiu dar kartą, tokia labai man patiko iš Ramnatas Vamilo istorija. Jis ten, ten nereali asmenybė, kelionė namo parašė tą knygą, jeigu kas matė. Tai va, tai žodžiu, jis, kai jaunas buvo skaitinė, tai čia, žodžiu, ten, nežinau, matau, toj knygoje ir yra ta istorija, jo, jinai yra tenais, bet papasakosiu trumpai. Jisai meditavo, ten jau kaip pakliuvo į Indiją po visų tų askezių ir taip toliau, po didžiulių pastangų, jau asinėrė į kažkokias dvasinės praktikas, ieškojimus ir jisai medituodavo. Medituoju, sako, ir girdžiu triukšmą, eina kažkokie galingi žingsniai. Atsimerkia, sako, kažkoks europietis, kaip kultūristas, toks eina, ant balas ir nešasi šitų banano, kuris ten kažkokių vaisių. O ten yra beždžionės, vietiniai fauna tokia. Ir jos yra labai gudrios. Ten jisai kalbėjo apie intuiciją, ta prasme. Sako, ir staiga tos beždžionės apspito tą žmogų, pradėjo spausti. Tas bando kažką imti akmenį, ten gąsdinti jas. Tos, kaip sako, dar labiau. Nu, šakis, toks stipruolis žmogus, jis ten bandė mosikuotis, jos dar labiau spaudė jį. Jisai pasimetė ir atidavė tą krepšį. Jos pasiėmė tą krepšį ir nubėgo į šoną. Paskui, po kiek laiko, vėl sakau, susimerkiu ir girdžiu klyksmą kažkaip. Ten atsimerkia kažkoks vaikas, ten 5-7 metų, tarpsime. Kai davė tom beždžionėm, jie vietiniai žino ten tos metodus, ten ragatkė arba lazda, ten mirtini ginklą atrodo beždžionėms, jos labai bijo tų dalykų. Jis ten paėmė tą ragatkę, lazdą iš karto, kaip sako, pastrojino tas beždžionės, jos visos taip įsigendo, kad įsilakstė į krūmus. Jo, ir tada jisai, kaip sakant, pasiėmė tą krepšį ir jis savo valgo, bet sakė, jį pavaišino. Bet paskui vėlgi, man atrodo, prarado tą bananą, bet pats principas, kad net beždžionės turi intuiciją ir jaučia, to prasme. Jaučia, pavyzdžiui, tas kultūristas, nors sako, jo ranka buvo viena tokio dydžio kaip tas vaikas praktiškai, toks stiprus buvo. Bet jisai išsigando beždžionės, ir beždžionės tai jaučia. To prasme, ir jos pasinaudojo to ir atėmė bananas. O tas vaikas, jisai nebijo jų ir beždžionės taip pajautė ir įsilakstė. Nes jisai žino, kaip elgtis. Tai va, intuicija, geras dalykas. Dalykai. Tai va, keisti savo prigimtį. Buvo klausimas, kaip keisti savo prigimtį, ką mes galime padaryti. Taip, ką galim padaryti. Procesas. Žmogus susidūrus su pačia idėja, gal yra žmogus, pirmą kartą idėją girdi, kad pakeisti savo prigimtį. Tada, pavyzdžiui, man tai iškart kiltų klausimas, kaip jinai keičiasi, nuo ko viskas prasideda, kaip jinai keičiasi tą prigimtis. Nes ją keisti sumu yra pakankamai sunku. Ne Konfucijus, aš iš tų išminčių rytų pasakė, sako, pasiesi veiksmą, pasiesi mintį, pjausi veiksmą, pasiesi veiksmą, pjausi įprotį, pasiesi įprotį, pjausi charakterį ir pasiesi charakterį, pjausi likimą. Tai viskas prasideda nuo mentaliteto, nuo to, tai ką mes mastom, kaip mes žiūrim į šitą pasaulį, kaip, reiškia, vertinam. Vis praktiškai netgi... Tai visumoje nuo mąstymo viskas. Net jeigu mes nepakeisim išorės, taip. Nuo mąstymo. Net nepakeisim išorės, mes daleiskim, buvom troleibuso vairuotojų, kaip sako, likom. Ir gyvensim visą gyvenimą troleibuso vairuotojų būsim. Bet jeigu mes išmoksim kitaip žvelgti į šitą pasaulį, ta prasme, visame kame matyti, kad čia viskas neatsitiktinai, kad čia kažkokia Dievas veikia per tos visas aplinkybės, kad čia Dievo energija, tam modeli, gamta ir taip toliau, mes tobulėjom. Ir tada tai atneša džiaugsmą. Tada ir sako, tuo ir skiriasi
reiškia, patyręs ir nepatyręs praktikuotojas. Pavyzdžiui, nepatyręs naujokas, jisai, gali žavėtis kažkokiom aukštesnėm temom, ten, idealais. Bet kai tik tai jisai pradeda, perskaito kažką, tai lyg tai bando jų gyventi. Kai tik tai pradeda kažką daryti, taip pat ten kas nors pamatė kažkokį pašalinį daiktą ir iš karto susižavėjo tuo. Ir viskas, jau jisai pamiršo viską. Bet patyręs praktikuotojas, jisai kur beeitų, ta prasme, ką be pamatytų, ką be darytų, jisai visur mato, reiškia, sąsajas su Dievu, su dvasiniu pasauliu. Nes čia Dievo energijos, tai toliau čia Dievo neatsiejamos dalelės, visos gyvos būtybės yra, su jom kažkokius reikalus, tu vis tiek vienaip ar kitaip turi, tu bet kur, bet kada gali medituoti, matyti, kad tai yra ryšys su dvasia, kaip sakant. To reikia nepamiršti, aišku. Ypač kai ten konfliktai visokie kyla ir taip toliau. Konfliktai tik kyla, dažnai. Tai yra tokios mintys, aš kažkaip prisiminęs minčių keletą. Reguliuotas gyvenimo būdas, mašina, tėvas tu pagalvos, sakykit. Toks trumpas, paprastas klausimėlis. Tai prasme, žmogui susidūrus pirmą kartą su idėja reguliuojamų gyvenimo. Prasme, ką jis galėtų savo gyvenime keisti, kad jam būtų tai neskaudu ir nesunku, bet pradėti bandyti reguliuoti savo gyvenimą. Kaip jam daryti? Ko jam pradėti? Nes pati idėja reguliuojamų gyvenimą nėra pakankamai patraukli. Ir šiaip žmonės, kurie protingi, netgi tie, kurie yra labai turtingi, jie visumoje tą daro, jie reguliuoja savo gyvenimą. Jie supranta, kad jeigu aš tą darysiu, aš prarasiu pinigus. Arba viskas skaičiuojama pinigais, matom, pasaulyje lengviausia ta analogija tokia su pinigais jis yra. Jeigu aš kažką tai per daug darysiu, prarasiu, per mažai gal prarasiu. Bet tas viduriuks, kaip tą viduriuką žmogus ieškoti arba nors poreikį turėti ieškoti. Ypatingai reguliuojama gyvenimą, tai jisai pirmiausia jūs sveikatą turėjo gerą. Jeigu žmogus, kaip pasakyti, jisai, čia aišku jau aukštas lygis, jeigu jisai ne, kaip čia pasakyti, ne per daug siekia kažkokių materialių dalykų. Tai čia labai aukštas lygis, bet dažniausiai tai pinigai, pavyzdžiui, užbarė. Ir labai sunku sustoti. Ne, supratau, gal aš galvoju, gal sustoti ir nėra prasmės. Ta prasme, ką jis daro, nes visumoje Bhagavad Gita iš Mahabharatomis ir tą dalyką rašo, kad ta prasme, ką tu darai, daryk toliau, bet prie to pridėk Dievą. Ir pridedant Dievą, mes susidurėm su tuo, kad mes pradedam reguliuoti savo gyvenimą. Nes Dievo pridėjimas, tai turi kažkokią reguliaciją pasidaryti, tu turi mąstyti apie jį, galvoti, kažką jam skirti. Ir kaip ta pradžia turėtų būti. Čia netgi tas Dievo pridėjimas, tai kaip tik suprasmina tą veiklą, net jisai nesikeisdamas gali, o pradžia, tai vertybės, kaip sako, pradžioje, kaip viskas paprasta, mes turim sužinot, kaip sako, ką mes galim pasiekti, iškelti tikslą, išmokti metodą, kaip tai pasiekti ir pradėti praktikuoti, siekti. O prasideda viskas turbūt nuo kažkokio tai bendravimo. Nes vėlgi, pavyzdžiui, jeigu mes nematom pilno vaizdo, tada mes negalėsim tinkamai suformuoti tikslų. Pavyzdžiui, kaip tas pavyzdys su tuo mašina. Jeigu aš galvoju, kad aš esu mašina, tai bus, sakysim, kažkas atėjęs, pažiūrės iš šalies, sakysim, tu kvailas, tai tu pats pavalgyk. Tai taip ir čia, kad jeigu žmonės nežino pilnų žinių, neturi pilno vaizdo, tada jam bus sunku teisingai pastatyti tikslus ir vertybės. O praktiškai tai prasideda nuo kažkokio bendravimo, nuo kažkokio tai žinių ten ir taip toliau. Įkvėpimą paskui gaunam, paskui pradedam kažką taikyti gyvenime, praktikuoti. Bendravimas turbūt, nes procesas dvasinis tai bendravimas, 90% susideda. Tai yra bendravimės tarpusavy, aišku,
bet taip pat bendraujam, reiškia, viduje, kaip sako, jau kas girdi vidinį balsą, bendraujam, čia jau aukščiausias lygis, bendraujam per apreikštus dalykus, kurie, kaip sakant, šventraščiai, visokie mokytojai mūsų pasakoja. Irgi bendravimas yra skaitimas, pavyzdžiui, šventraščių irgi yra bendravimas. Tai va. Tai pradžia prasideda nuo bendravimo. Sako, smegenų plovimas. Nes smegenų plovimas vyksta visur. Faktas. Visur vyksta smegenų plovimas, mums kažką bruka, kažkokius gyvenimo stilių, reiškia siekius, kažkokias vertybės, mums visi kažką bruka. Ir aišku, tie netgi, kurie bruka mums, pavyzdžiui, ten sako, kad jūs ten be alkoholio neatsipalaiduosit ir taip toliau, jie yra verslininkai, jie suinteresuoti biznį, jiems niekas nesvarbu, niekas kita ir jie daro savo biznį, bet realiai, tai kaip sakant, žmonės pakliūna į propagandos aukomis tampa. Jeigu kažkas domėjosi, dabar neseniai kažkaip čia vėl peržiūrėjau tą filmą, ten rusų kalba apie alkoholizmą. Baisinė problema, ypač Rusijoje, sako, Rusijoje, pavyzdžiui, jie tenais iki 900 metų mažiausiai Europoje sunaudodavo alkoholio. Paskui iki 900, 1900. Jo. Paskui augo ten, stumdavo kažkas tai per aplinkui, ten iš viso yra teorijos, kad gal Leninas irgi pasamdytas kažkokiu tai vesininkų, globalistų, ten smagitai tas revoliucijas stumė, jie ten, žodžiu, bet pas principas, kad nugirdė liaudėje. Ir ten pateikiama tokia statistika, kad, ta prasme, dėl padarinių, reiškia, nuo alkoholio žmonės, reiškia, miršta ten per ligas, per degradaciją, per nusikaltimus. Reiškia, nuo alkoholio miršta per dieną Rusijoje 2000 žmonių. O per 10 metų Afganistano karo žuvo 15 000. Per savaitę nuo alkoholio žmonių tiek miršta, kiek žuvo per visą jų karą tą. Galime įsivaizduoti. Ta prasme, kad bet žmonės pakliuvę į propagandos tinklus tos ir jie pasidavę propagandai ir vartoja. Nu, tais laikais buvo norma juk. Todėl toj normai mes ir užaugom. O paskui, kai nusigirdė visą tautą, pradėdė galvot, kad nebelika normos. Ten paskaičiavę, jie sako, vienas, lyg tai jie uždirbo, ten išorinės problemos, ten amerikonai nebiškai rimtai numušė naftos kainas, jiems ten ekonomika strigo, jie lyg tai uždirbo ant alkoholio, bet realiai, sako, 1 rublį jie ten uždirbo, bet 20 prarado. Nes, o paskui, aišku, žmogus, kai tu gyveni toje aplinkoje, ten filmus rodo viską, ten, kaip tu, ten, su kokiu gruzinu, neišgersis tave paskers, kaip sakant, ten. Nepaskars, bet ten kažkas jo. Tradicija labai stipri yra. Vinėlį išgirti. Ką tu mane negerbi, tipo, ką tu negerbi? Būtent, padarau, ir negeri. Gruzijai buvęs, ta situacija labai... Ir čia kažkas tai stumia tokias tradicijas ir žmogus... Bet ir ne tik tai su Rusija, aš turiu omeny, kad, pavyzdžiui, tarkim, pati Prancūzija vakarais, tai čia irgi vėlgi mes prieinam prie tradicijų ir normų. Bet ta tradicija ir norma pasiekti kažkokį tam tikrą lygį aukštumas ir jinai pradėti kristi. Dėl to, kad peržengtos ribos visos būna. Jo, jie ten labai daug prancūzai, tai iš viso ir už tai tas visas, taip vadinamas kultūringas netgi, sako, gėrimas, kultūringas gėrimas yra labai pavojingas, sako. Nes tada žmogus tampa jau tokiu vartotoju ir paskui nusivažiuoja. Net šventraščiai rašo, materiali gamta kaip veikia labai įdomiai. Iš pradžių padengia mūsų žinojimą, o paskui nutempia mus žemyn. Ten visąmonė, ten gyvenčiai. Todėl, kaip sakyti, tai kas bet tokių dalykų nesunku atsisakyti. Jeigu mes turim vertybės ir išmokstam, kaip tinkamai gyventi, tai tie stresai... Jeigu tu teisingai žvelgi į viską, tai miršti, tai tu žinai, kad tu nemirtingas, čia kas baisiausia, bet visi kiti dalykai, ten kažką praradai, ten, aišku, kiti, kurie ten
kai va, Marina pasakojo, kažkas milijonus praranda, nu, jiems ten gal skaudžiau, nes, bet tai vėlgi čia yra pavyzdys, kad, ta prasme, kuo daugiau mes turime, mes kartais svajojam, kuo daugiau reikia pinigų, kuo daugiau ten padėties, išlovės, bet realiai, kai prie to pripranti, paskui, kaip sunku atsisakyti, už tai ta liaudiška patarlė yra, sakau, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Kartais, jeigu mes ir neturim kažko tai pertekliaus. Bet čia turime matyti tą patarlę, kad tas, kuris išliko. Tas, kur buvo muštas ilgai, jis išlieka. Išlieka su normalia sąmonė ir jis yra labai didelė vertybė visuomeniai. Bet jeigu tą, kurį muša, iš jo nieko nelika, tai vertybės jokios. O čia priklauso nuo jo vidinio reagavimo į viską, kas vyksta, kaip tas, kaip kito knygoje gal galia Renatas Ramės, kaip ten aprašo, kiek jisai patyrė, kiek jisai sunkumų praėjo, kiek jisai išbandymų, ten 5-7 kartus vos nežuvo. Tu prasme, bet jisai iš visko išspaudė pamoką, matė, kad čia aukštesnė jėga, kažkokia Dievo valia, kaip sakant, tada, nu, tu tobulėjai. Tai tiesiog, jeigu maištauji, nu, tada... Bet vėl, mes jeigu kalbam apie tobulėjimą, tą patį Renatas Ramė, kas į visas gyvenimas visumo buvo surištas aukščiausius, visą laiką ieškojo jo. Ir tarasme, Bhagavad Gita yra tekstai, Šrimad Bhagavatam, kad tas žmogus, kuris ieško aukščiausią, jisai niekada, ta prasme, nepraras savitarbos arba ieškojimą jo, arba kažkaip tai, nu, nusivils to. Nes visumoje, kas gyvo būtybė, turėtų tikslas šiaip būti galutinis. Nes jeigu mes tikslą padarom kažkokį menką vertę, tai pinigai, daiktai arba dar kažkas, mes visą laiką nusunyksim tame ieškojime. Jisai niekada neatves iki tos ramybės, apie kurią aiškinčiau Bhagavad Gita. Ar ne taip? Gal dar kokių papildymų, kas turit? Klausimų, publika. Ką ne taip pasakėm, pataisykit. Tai aš tai jau dar vadinsiu. Yra žmonių, kurie pirmą kartą... Geras klausytojas. Ja, stengiuosi iš tikrųjų. Aš galvoju tokį dalyką, yra žmonių, kurie pirmą kartą yra iš vis lekcijų tokioj. Ir, pavyzdžiui, nu, aš bandau įsivaizduodavau save pirmą kartą tokį lekcijų, man iš karto kyla klausimas. Mes kalbam apie apribojimų teoriją. Čia apribojimų teorija visumoje yra. Apriboji save. Ir žmogui, kai jis girs tą savoką apribuoti save, jam sukelia biškį tokį diskomfortą. Jis galvoja, aš taip jau apribuoti gyvenu ir dar mane apribuoti. Jam tai atrodo sukelia skausmą. Bet kaip žmogui išaiškinti, kad apribojimo teorija tai kaip tik atvirkščiai laisvė yra. Tai toks laisvė. Tai yra daug daugiau nei kažkas, ką jis turėjo. Kaip tai... Tai taip ir pavadinta reguliuojantis laisvės principai. Reiškia, nu, sakykime, žmogus, kuris geria, ką nori ir kada nori. Jisai sako, aš galiu, kada noriu, nuėjau įsipilę, išgėriau ten su chebrytė, pabendravom, pagėrėm, tai sako, jisai patenkintas kitą gyvenimą. Jisai galvoja, kad jisai yra laisvas. Bet realiai, va, kaip čia, koks paveiksliukas yra, ne? Realiai yra toksai paveiksliukas, kuris yra dvasinė fiziologija mūsų, reiškia tokia. Žmonės, jeigu nežino šitų dalykų, tada negali matyti tinkamo realybės, negali matyti. Pasirodo, kad mes esam gyva būtybė, kuri keliauja materialaus kūno vežime, kur intelektas vežėjas, protas yra vadžios, o 5 laukiniai žirgai tai lyg tai mūsų juslys. Ir tada, kai tu tos dalykus žinai, to pakanka? Tai tada tu supranti, kad jeigu tu, kaip sakai, sustiprinsi intelektą ir tinkamai nukreipsi kūno vežimą, tinkamą linkme, tai tu nuvažiuosi ten, kur reikia. O jeigu ne, tai tada mus vienas žirgas temps į prarają, kitas į pelkę, kaip sakoma, kaip ten tas yra dar Krylovo pasakėčia, lebėt rak iščiuką, ne? Irgi. Tas jau nori skristi, gal mūsų vidus nori kartais į aukštumas kilti, ne, kai gerus norus turim, bet ego ten nustempia kur nors
vėlina, kažkas dar jį iš viso žemyn varo, lydeka prikabinta, ar jūs nesakėte, nu, kaip pavyzdys čia, toks neįdomus, bet principas prieštaravimai mus kamuoja. Tai va, ir jeigu mes žinom tai, tada žmogus pradeda suvokti, kad, nes, sako, mūsų sąmonė, jinai lyg tai emanuoja. Kartais, nu, tai kitaip sakant, nu, galite įsivaizduoti, bet mes kartais susitapatinam, pavyzdžiui, geras vairuotojas, jisai taip susitapatina kartais, kad jisai jaučia visą autobusą, pavyzdžiui. Gabaritus jaučia, užsisuk gali atbalas įvažiuoti kokį skersgatvį ten, jisai persmelkia jo sąmonį tą autobusą visą. Jo, tai čia, ir kartais atrodo, kad troškimas kyla iš mūsų, o tiesiog mūsų juslės kontaktuoja su juslių objektais. Ir tie objektai duoda poreikį. Ir aš einu, ten užuodžiu kažką tai ir mane, jau čia traukia. Bet intelektas sako, stok, ledų nevalgyk šitų, nes dabar žiema, kaip sakant, peršalsi, negalėsi pletkavot. Mes apie Dievą negalėsim kalbėti, kaip kas kalbnuoja. Čia asmeniškai, bet intelekto funkcija tokia yra, jisai turi atlikti savo funkciją. Ir ar jisai stipresnis ar ne už tas mūsų juslės, nu. Bet netgi jeigu intelektas nėra toksai stiprus, ir netgi jeigu mūsų juslės kartais paima viršų, vis tiek, reiškia, tas, kas gavo tas žinias, jis yra kaip nušvistas, reiškia, sako, kaip yra kaip. Mes esam tam tikram lygiai dabar ir daleiskim, dar nesam tam, ne, kaip čia rašo, kad 2 valandas miegoti, tai čia kosmosas, ne? Tai vat aš tą klausimą dėl to atribą turim. Bet ta prasme, kad mes, sako žmogus, kai miške asiklydęs, užlipa į medį ir pamato, tengi išėjimas yra. Tai taip, čia gavęs dvasinės žinias, žmogus nušvinta, kaip sakant, jau tas vertybės gauna ir tada jau jisai tampa kaip, palaipsniui jisai atšoka, kaip riešutas, ar kas ten, vidui būna džiūsta, ar gal kažkodas, nežinau. Tai žodžiu, vienaip ir kitaip, principas, pavyzdys tinka su riešutu, reiškia jisai, kai išdžiūsta, atšoka nuo to kemalo ir tada jisai lyg tai yra kūne, bet jam vienodai šviečia, tai jisai atsiribojęs nuo jo. Tai kas, kad jisai kūne, jam ten. Štai paskui jau žmogui pasidaro tas, kaip čia tekstas, laimė ar nelaimė atsiranda trumpam ir ilgai išnyksta, kaip keičiasi žiemos ir vasaros. Va, tada žmogui jau netai svarbu. Tai va, reikia šitą paveiksliuką mokyklose pradžioje kabinti, mes daugumą nepraėjom to. Paskui darom klaidas, kaip sakom, matematikoje mes, reiškia, jeigu pradžioje klaidą padarai, tai sakantis veiksmai irgi klaidingi. Nu, klaidas daro ir transcendentalistai, visi jas daro, čia neišvengiama tas yra. Iš tikrųjų yra klaidos minimalizuojamos tada, kai yra bendravimas su arba su lygiais. Iš Bhagavatam ir Bhagavatam, su dviem asmenybėm. Ir kuo daugiau žmogus bendrauto, jo intelektas stiprėja ir tuo labiau ateina poreikis dvasiniam gyvenimui. Tai polinkis tenai, link Dievo. Nes ten aukščiausias, ten išsivadavimas, ten ramybė. Bet kaip žmogui pradžioj, gaut tą poreikį, tą norą, kad jam, kai kažkaip truputėlį pajudintų, sužavėtų, ką jam reiktų daryti? Reikia bendrauti su tais, kurie turi tą norą. Geras, tai labai svarbus dalykas. Infekciją reikia paskleisti. Užkrėsti. Štai mums, reiškia, mes, kurie jau tai sužinojom, labai didelė atsakomybė krenta. Mes turim stengtis perteikti, tai pradžioje, aišku, patys pasinaudoti reikia to išplaukti. Va. Bet net jeigu mes dar ir nepasiekę to, jau, kaip sakyt, idealaus lygio, vis tiek mes galim kažką perteikti kitiems. Ką mes ir darom.
Reiškia, mes galbūt irgi dar kažkokių trūkumų daugumą turim, bet kai, kaip sako, kai nemedituoji tos trūkumus, kuo daugiau stengiamės medituoti į pozityvius dalykus, į dvasinius dalykus, ir tos problemos, jos atbyra kaip pelai. Kaip pelai. Tai va, ačiū labai visiems už dėmesį. Sakau, jeigu kokių klausimų kils, tai va, dar gali. Gal kokių papildymų kas? Kaip sureguliuoti gyvenimą? Be reguliavimo. Be reguliavimo. O, gerai. Be reguliavimo. Galima nereguliuoti, jeigu tiesiog atsiduodam pilnai, reiškia, Dievo valiai. Nieko nereikia reguliuoti, jisai sureguliuos. Bet ar patiks klausimas? Jo, čia aukštam lygiai taip vyksta. Iš tikrųjų, jau nieko nereikia mums patiems reguliuoti. Jeigu mes tyrai tarnaujam Dievui, yra daugybė istorijų, nes kai žmogus, jam viskas susitvarko, jam nieko nereikia reguliuoti, nes viskas savaime, jam ir maistas atsiranda ir ten, ko reikia, jisai gauna. Net yra tekstas čia, Bhagavad-gitoj, Krišna sako, tas, kuris jau tyrai jam tarnauja, sako, aš išsaugau viską, ką jisai turi, duodu viską, ko jam trūksta ir pasirūpina visais dalykais. Taip, kad net jeigu mes, o dabar, ką mes galim dabar padaryti, net jeigu mes ir turim kažkokių materialių troškimų ir faktas, kad daugumą turim, bet labai protinga bus neužsiimti korupciją, kaip sako, duodant kyšius, nesikreipti į kažkokias paprastas būtybės, bet galim Dievo prašyti irgi, duok man, ko man reikia, kažkam žmonos reikia, kažkam vyro, kažkam pinigų, kažkam vaikų. Ta prasme, už tai Bhagavatam yra toksai tekstas. Akama sarva kamova moksha kama udaradhi tivrėna bhakti yogina. Nu, pati pradžia bent jau tokia, kad ar tu esi akama, tai yra be materialių troškimų, ar tu pilnas materialių troškimų, sarva kama, ar tu trokšti išsivadavimo. Reiškia, visi mes galim kreiptis į Dievą, bandyti atstatyti ryšį su juo, ir tada pasijausim, kaip sakyt, užnugarį to darėsim, pasijausim laimingi, ne vieniši. Visiems rekomenduoju statyti ryšį, reiškia, nesvarbu, kokie mes esame lygyje. Ką be užimam? Kokią padėtį? Ar labai svarbus, ar visai nesvarbus? Tik tas, kas čia nesvarbus, tai tas dar daugiau šansų turi. Sako, Viešpačitanė kažkada pasakė, sako, aš priklausau tam, kas nieko neturi. Net kažkoks elgetai jisai kažką turi, ten jie kariauja, tarpusavį čia mano, nors nieko neturi, net turtingas žmogus prieina prie jo pato, nu, vargšas, jis nieko neturi, bet jis galvoja, kad net tas kažkoks, net kuris išoriškai lyg tai atsižadėjęs, ten gali jisai galvoti, kad čia mano apatiniai rūbai, ten mano viskas, ir tada Dievas nepriklausys tam, bet jisai priklauso tam, kas nieko neturi. Tai va, kas nieko nedaro, jam viskas susitvarko. Galimas ir toks būdas. Gerai, tada ačiū visiems, linkim visiems didžiausios sėkmės, kaip sakant, tobulėjimo. Mes vieni kitiems padedam, reikalingi. O pagrindinė mintis, kad mes labai brangus Dievui, reiškia, visi esam, kokiam lygiai mes bebūtume. Ir vieni kitiems labai reikalingi. Dėl to tokia yra įvairovė, harmonija, kad viskas visatoje taip sustyguota, kad kiekvienas žmogus unikalus yra. Unikalus jo ryšys su Dievu, paskui, kai jisai atstatys į... Tai ir dabar. Dabar unikalus jo. Kiekvienas yra individualybė ir labai vertingas, kaip sakau, todėl kaip čia чувство собственного достоинства,
kaip čia verčias lietuviškai? Savivertė. Va tas labai toks subtilus ir slidus momentas yra tas savivertė. Nereikia bijot būt savim. Jo, kai jinai ateina iš netikro ego, kai tu suvoki save kažkom ir visai ta savivertė yra visai kita, kai tu suvoki save kaip viešpatės tarną. Jinai yra ta tikra. Ir toj savivertėj tada visai kita kokybė yra. Tu realiai save gerbi, myli ir tada visus žmonės ateina pagarbą kitiem. Čia jau ne iš kūniškos koncepcijos viskas tas ateina. Ką žmonės daro atvirkščiai. Iš kūniškos sugriuvusios koncepcijos savimylą tampi. Ten nieko nėra, ten viskas tuščia. Kaip būtų, ačiū labai lektoriui, kad tokį kelią. Šiuo baimą įtakį, džiaugiai. Visa šlovė susirinkusiems baimą. Ir ačiū labai visiems, kad susirinkot, išklausėt mūsų mylimą brolį. Vis praktikui 25 metai beveik. Beveik. Taip, kai jis patikė kitur, ką pasakyti, pasiširdis pilna, Dievo yra. Ir jį išklausyti yra labai gerai, mūsų apsivalo protai. Nepamirškit, kad Šiauliai ypatingas miestas. Taip, ypatingas, tas faktas. Čia tik būna savimėla, bet galima tą miestą padaryti žydinti, reiškia, viskas įspręs visos problemos per aukštesnės. Aš tarp kitko, kad ir čia yra naujų žmonių, bet aš priminsiu, Šiaulių dvasinis, sakykime, grubiai, Hare Krishna judėjimas prasidėjo nuo 90 metų. Ir per tą laikotarpį čia yra apsilankę tikrų dvasinių žmonių, Prabhupados mokinių, gal 5, ne? 5 kokie. Mes šiandien kalbėjom rytą apie tai. Ne 5. Daugiau. Daugiau, ja? Taip. Tai va, ir tasme buvo laikotarpis, kai čia mokytojai atvažiuodavo stabiliai į Šiaulius. Stabiliai. Juos matydavo viešojo bibliotekoje, darydavom lekcijas, seminarus. Čia buvo Rathayatra, vežimų šventė. Čia kiek visokių veiklų buvo dvasinių surišta. Ir tavo prasme, kad Šiauliai tikrai yra ypatingas miestas. Tarp kitko, pirmas Vaišnavų festivalis, kurie dabar yra labai populiarūs jau Lietuvoje, jisai kilo iš Šiaulių. Šiaulių teatrą, Šiaulių atsidavė, jį padarė Mažeikiuose 92 metais, kultūros rūmuose. Tais laikais, kai dar viskas labai buvo neaišku, kaip viskas. Ir Krišnaitis labai skersai žiūrėjo. Bet mums paukojo kultūrnamį Mažeikiuose ir ten buvo labai didelis festivalis ir ten buvo labai daug žmonių. Iš gatvės tiesiog žmonės atėjo ir labai faina buvo. Tas principas, kad net ne taip svarbu galbūt žmonės išoriškai būtent tą procesą, reiškia, praktikuotų būtent, nes, kaip sakyti, vėlgi visi individualūs ir unikalūs, bet mes dėl to įpraktikuojam, kad mes matom daugiausia privalumų čia, bet visai kitas žmogus, kad ir kitą procesą praktikuodamas, bet matom tai, kad tikrai tas vertybės, kurios išdėstytos Vedos, jos labiau įsišaknyja į visuomenę, jos skleidžiasi, vegetarizmas, ten visokius neprievartos principai ir taip toliau, viskas skleidžiasi. Ta pati, pavyzdžiui, Ayurveda, pažiūrėkit kokią galę šią dieną turi Ayurveda. Kai prieš kokį 20 metų iš vis apie nieko nežinojo. O dabar Ayurveda tiek populiariai, ypatingai Vilnius tam, tai iš vis. Tavo akademija, tarasme, Ayurvedas. Ayurveda tai yra seniausia medicina pasaulyje. Tai yra natūrali medicina, kuri gydo ne priežastį, bet pačią šaknį. Nereikia už priežastį. Priežastį. Tarsi ne išorinius simptomus, aš ne taip pasakiau. Tai va, tokie yra dalykai, mes čia praktiškai planuojam daryti tas programėlės kiekvieną sekmadienį. Jeigu kažkam mūsų noras pabendrauti dvasiškai, visada lauksim jūsų. Tai čia buvo tik tai mūsų programėlės pirma dalis, bus dar 2. Ir viena už kitą bus saldesnė. Mes dabar padainuosim, nuoširdžiai visi. Kiek bus įmanoma tą nuoširdumą įdėti. Ir rekomenduoju iš tikrųjų, kai mes dainuojam Hare Krishna tą giesmę, pabandykit tiesiog atsijungti nuo pasaulio. Įdėkit savo visai tą mantrą, pamatysit efektą. Efektas yra nerealus. Galima išgyventi nerealius dalykus, to, ko nėra čia niekur aplinkui. Nes toj maldu yra pats aukščiausias. Ta malda yra ne šiaip suduota toje epochoje. Kur tu eini, dėdi, tu gruodį dės?